Štai jie, po 2000 metų. Miestas pasikeitė, šviesos ryškesnės, bet chaosas liko tas pats. Marija jautė kiekvieną žingsnį. Pasaulis reikalavo reginio, o jai reikėjo tik akimirkos ramybės. Juozapas paėmė naštą. Jis bandė būti siena, saugančia juos nuo triukšmo. Minėje buvo dar vienas kadras, dar viena sensacija šaltą gruodžio naktį. Bet jos drąsa buvo stipresnė už jų baimę. Kelias dar nebuvo baigtas. Gatvės buvo ilgos, o šventinės šviesos šaltos. Durys užsivėrė. Vietos nėra. Istorija kartojasi. Atrodė, kad šis miestas neturi širdies. Rado tik seną tvartelį. Gyvuliai alsavo ramia šiluma. Bet laukinė pastogė sunkiai tiko kūdikiui. Čia nebuvo saugu. Tarp duryje pasirodė šviesa. Virėjas pamatė juos ir mažylį ant rankų. Griežtumas ištirpo. Prieš jį stovėjo gyvybė, kuriai reikėjo pagalbos. Didžiausias gerumas telpa į paprastą karštos sriubos dubenį. Sušalusios rankos sušilo. Jiems tai reikėjo trupučio žmogiškumo. Gerumas gimdo viltį. Virėjas žinojo, galima padaryti daugiau. Pasaulis dar bandė priešintis cinizmu ir taisyklėmis. Juozapas maldavo tik vieno – saugaus kampelio kūdikiui. Kai žmogus užstoja žmogų, taisyklės nebegalioja. Mažas sandėliukas tapo pirmaisiais namais žemėje. Tiek amžių praėjo, o rasti vietą meiliai vis dar sunku. Bet svarbiausia ne vieta, o tai, kad jie kartu. Virėjas dalinosi ne tik pastoge, bet ir savo širdimi. Štai jis, pasaulio viltis. Miestas skubėjo net neįtardamas apie didžiausią dovaną. Tikrieji nakties sargai, atstumtieji, budėjo prie laužų. Jie pamatė kitokią šviesą. Smalsumas nugalėjo baimę. Jie atėjo nedrąsiai, norėdami pamatyti stebuklą. Prieš naujos gyvybės paprastumą nutyla visi. Dovanos menkos, bet duotos iš visos širdies. Šią naktį mažiausia dovana tampa brangiausia. Rytas atnešė naują planą. Gerumas plinta. Išlydėti su palaiminimu jie vėl iškeliavo su brangiu nešuliu. Kelias ilgas, bet žingsniai lengvesni. Jie nebevieni. Miško pakraštyje laukia nauja užuovėja. Senasis dailidė atvėrė duris. Jo akis matė širdimi. Pagaliau. Šiluma ir ramybė, kur augs stebuklas. Niekas šioje istorijoje nevyksta atsitiktinai. Stebuklai ateina ten, kur žmonės rodo gerumą.